I found you, human. Human! So! Vegetarų gėrimas. Nėra čia pasimėgauti. Kaip skonis, ką? Nėra čia to jo. Nėra čia to jo. Tai kiekvieną seriją, kas seriją mes pridėjom blyną, keliam istoriją piramidės pagrindu, tai iš jūsų darysim 10 serijų, paskui tą 10 seriją šitą procesą. Iš jo padarau, padarau. Tai darant tą pratimą labai svarbu, kad gautųsi du judesiai, kad užsimetimas ir išstumimas. Taip padarius kėlimą ir tada iš šonų supersetą 3 serijas, tada iškart po tų 3 serijų tikrais su dideliu svoriu kėlimas į viršų po vieną kitą ranką. Irgi 3 serijas, tai iš viso bendrai bus po vieną ranką kėlimų 6 serijos. Tai toks kaip ir patarimas jums iš savo experience, bet šiaip yra, kaip šios staklės, galima dažniausiai žmonės ima rankas taip deda, bet šiaip dėminas rankas taip, bent jau man, tai išeina geriau pajausti kėlinę deltą.
po treniruotės nepamirškit daryti tempimų, nes jie šiaip be galo yra svarbus. Nes šiaip, kas man dar padėjo pasistumėti savo rezultatus į priekį, tai visokiausiai tempimai po treniruotės, ryte mankšta. Patarimas jums, pamėginkit, tikrai padėjo. Tai va, taip gale treniruotės sugalvoju padaryti dar max galiu handstand atsispaudimų, tai irgi siūlau jums pamėginti. Bus kaip tik puikus challenge'as ir išmėginti savo jėgas. Tai va, tai treniruotė baigta. Metas truputėlį papildų įkalt. 2 skubai proteino. Čia aš biškelį nugeriu, tai negalvokite, aš mažai vandens dėjau. Tai jo, dar prie to pačio daug kas apskritai manęs klausia, kiek ten vandens maišyti su proteinu, kiek vandens maišyti su kreatinu. Tai realiai kiek pilt vandens į gertuvę, tai visiškai priklauso nuo jūsų ir kaip jūs norit gerti. Saldžiau, nesaldžiau, čia grinai visiškai nesvarbu. Svarbiausia tiesiog yra suvartota porcija. Net vandens galite net iš jūs net nedėti, net į burną tik įmesti. Tai ką aš geriu patreniruotas, tai 2 skubai proteino, kreatinas, vitaminas, BCA. Ir prie to pačio puikus, gražus bananas, kuris tikrai nebuvo sutrintas tašiai ir su labai tokiu labai gražiu randu. Čia reikia biškelį, va taip, kad sufokusuotų. Va. Tai va. Jo, ir šiandien sportavau kitoj salėje, o tai yra kareivių impulsas. Čia nes aš dirbu, tai kaip tik labai man patogiai gavosi. Iškart po visų reikalų atvažiavau čia, pasportavau ir dabar persirengsiu ir eisiu dirbti. Tai va, po tų visų darbų su jumis dar susisieksiu, pranešiu, kaip viskas, kokie reikalai judės, kokie planai ir visa kita. Sveiki visi! Ir vėl, tai va, tai kaip ir minėjau, su jumis dar susitiksiu po treniruotės, kai baigsiu darbą, kai baigsiu vesti treniruotės. Tai va, tai baigęs darbą, pravedžiau paskutinės savo treniruotės, iškart išbėgau ir nuvariau iki parduotuvės. Tai va, tai dėl to ir filmuoju dabar save mašinai. Norėjau tiesiog pranešti tokį vieną dalykėlį, kurį pastebėjau šiandien dirbdamas ir galbūt ne vieną kartą aš tai minėjau. Bet tiesiog bus proga dar kartą tai pranešti, nes kažkaip susidūriau netgi ne su vienu žmogum, kuriam šiandien sporto salėje taip patariau. Tai esmė tame, kad, pavyzdžiui, žmogus nusipirkęs ten kažkokią ten trenerio programą, pavyzdžiui, sporto, dažniausiai būna, ar iš kokio ten interneto išsitraukęs, jis pastoviai vis naudoja tą patį planą, tiksliau kažkur per 2-3 mėnesių, kai kurie ir ten vos ne pusę metų. Realiai kūnas pastoviai yra pripratęs prie visko adaptuoti, todėl yra labai svarbu paįvairinti, keisti programą, pastoviai pakelti kartelę, perti kitą lygį, sunkinti programą. Tokiu būdu visą laiką vyks progresas, nes kūnas adaptuojasi, kaip ir minėjau, todėl reikia pridėti kokį nors naujų ten pratimėlių, paįvairinti kažką, padidinti krūvį, intensyvumą. Tai va, o tai jums padės tobulėti ir kūnas nesupras, kas čia vyksta ir tai prives prie geresnių rezultatų. Tai va, net ne vienam video yra, pavyzdžiui, netgi Arnoldas tą patį yra sakęs, kad jisai pastoviai niekada nedaro tų pačių treniruočių ir visą laiką neduoda raumeniui suprast, ką jis darys. Pavyzdys, ten, šiandien pastoviai darau krūtinę, pavyzdžiui, bench pressas, kokie hantelių stumimas, hantelių priešimas ir kabelį, jo. Ir taip, pist kokią dieną tenais ne nuo štangos pradėsi, to tarkim nuo staklės įstumimo. Bam, raumuo net nesupras, kas vyksta. Todėl eiliškumą keiteliuot, pratimų, taip toliau. Tai va, tai čia tiesiog patarimas jums, proga paįvairinti savo programą, pakelt lygį. Tai va, nes mesgi visgi esam čia, kad vieni kitiems padėtume, tobulėti, pasiekti geresnių rezultatų. Tai va, tai pagaliau namie, metas pasigaminti savo 5-ąjį valgymą. Dažniausiai šiaip valgau mėsą su grikiais ar rudais ryžiais, nes šiuo metu stengiuosi privengti truputėlį avižų ir įvairiausių košių, nes jos yra prisotintos
skaidulinių medžiagų, todėl truputėlį apsunkina virškinimą, sunkiau pasisavina ir apskritai ta tokia oda, bulkinant, ypač bulkinant, kaip daugiau valgomo tų košių, ypač daug, pavyzdžiui, 500 gramų, net ir iki kilogramo, tai ta oda tokia būna, prikaupia daug vandens, nu, tiesiog esmė tame, kad oda pasidaro storesnė. Tai iškart ir kūnas nebūna toks ryškus, ir paskui, pavyzdžiui, ruošintis varžybom yra sunkiau padaryti tą tokį ryškesnį kūną, kad oda būtų labai plona ir matytųsi kiekvienas tas raumenukas ir toks būtų gilus raumuo. Todėl stengiuosi dabar su tuo susitvarkyti ir mažiau valgyti avižų, nes šiaip esu gan didelis mėgėjas, ypač darytis tuos blynus su kiaušiniais ir avižom. Tai kaipgi šiandien pusryčiam aš nevalgiau avižų, tai pagalvojau, kad dabar grįžęs pasidarysiu, palepinsiu savo mėgstamiausių blynų. Tai pasidariau su 105 gramų avižų ir 15 kiaušinio baltymų. Viską sumalsiu ir mes keptuvę. O visus trinius lauk. Tai išsikepiau blyną savo ir truputėlį avokadą dar suvalgysiu, taip, kad gal sveikų riebalų. Žodžiu, dar kaip minėjau, dėl prieš išeinant, kad nebūtų jokių nesąmonė apie tai, kad aš tiesiog paprasčiausiai pasportavau ir nusprendžiau čia žmonėm patarinėti, kelt video ir visą kitą. Tai aš turiu trenerio licenciją ir netgi dar prieš kelis mėnesius baigiau trenerio kursus, kurie galioja viso Europoje bei JAV ir ten galiu treniruoti žmonės. Tai norėjau tiesiog tai paminėti, kad nebūtų ten jokių nesąmonių ir sakymo, kad aš esu be išsilavinimo. Tiek šiandien. Tikiuosi, jums toks simple vlogas patiko ir susitiksim kitą kartą. Nepamirškit subscribint, nes dabar video bus keliami pastoviai. Viso.